Sveiki, esu nuoširdžiai dėkinga už laikus, komentarus, ypač už donatus. Labai linkiu visiems jums noro išsipildymo. Šiandien pažiūrim taroskopą vasarai. Nesvarbu, kurią vasarą žiūrit. Ant visų karalienių. Čia bus pirma vandens stichija, antra oro stichija, trečia ugnies stichija ir ketvirta žemės stichija. Tai vandens žuvis, vėžys, skorpionas, oro vandenis, svarstyklės, dvyniai, tada ugnies lazdų karalienė, avinas, liūtas, šaulys ir monetų karalienė, mergelė, ožiaragis ir pamiršau trečią. Mergelė, ožiaragis, jautis. Na, pažiūrim. Pirmiausia, žiūrim vandens stichijos, taurių karalieniai. Na ir ką atnešim čia vasarą, ką parodys taro, kokiose iš energijose būsit. Oi, čia staigus pokyčiai, griūtis, net konfliktas, pabaiga su kažkokia moterim, stipri oro stichijos gali būti manipuliatorė. Per ją jums stagnacija yra finansus ir apskritai gyvenime, kažkokios iliuzijos. Nu, čia žiūrėkit, yra kažkokia moteris konkurentė negera, nežinau, kas tokia iš tikrųjų, šiaip gali dirbti oficialios institucijose, gal problemos, pavyzdžiui, čia grinai su finansais, žinokit. Labai didelis stresas dėl įkurtuvių, vestuvių kažkokių su ugnies stichijos vyru, ko gero. Tai ta vasara tokia bus jums nestabili santykiuose su ugnies stichijos vyru ir čia moteris yra, kuri atneša griūtį jūsų gyvenime, suprantat? Ir stagnaciją. Didelis stresas dėl vyro ugnies stichijos, ko gero, arba tokį labai charizmatiškas, tokį, žinot. Nu, ir kom čia baigsis, klausykit. Nu, ką žinau, ką aš jums galiu pasakyti. Kom čia baigsis? Velnias žino, sunkiai čia bus. Čia arba bus kai kam tiesiog labai sunkiai našta dėl tos situacijos, arba išvis pabaiga tų santykių, žodžiu. Staigiai netikėtai taip viskas sugrius dėl trečios žmogaus, ko gero, ir su finansais, ir čia nesigaus, žodžiu, gal planavot, nežinau, šventę ar vestuvės, dar kažką. Gal įkurtuvė ir čia kažkokia, nematau, kad jinai tikrai kažkokia meilės konkurentė, čia kaip kam, suprantat? Bet aš taip suprantu, kad po to jūs čia kažkaip, kad ir labai sunkiai atlaikysit tą visą situaciją, suprantat? Blemba. Jo, nemalonus įvykiai. Dovanokit, ką aš galiu pasakyti, ką matau, tą sakau. Čia kažkaip nesigaus kažkas, bus streso dėl to ugnies stichijos, bet ką aš žinau, tai aš nematau, kad čia tarp jų yra kažkokie santykiai, tarkim, kad jau ten jums labai, bet žodžiu, ar jisai čia pergyvens dėl to, kad pas jį su finansais negalės su jumis būti, žodžiu. Čia matot, kadangi bendras būrimas, labai sunku ten konkretizuoti, bet, sakau, bus tokios problemos, bet aš ką galiu pasakyti, kaip čia jūs galiu paguost. Ir kom čia baigsis. Sunku, žodžiu, bus kažkokie sunkumai. Bet kad su juo pabaiga, kaip ir nematau labai čia tokio. Suprantat, bet ant pauzės kažkaip eis viskas. Aha.
Nu, žiūrėkit, kaip bus. Čia, žinokit, jo, gali būti, kad su tuo vyru visgi nieko nesigaus. Ir stresą čia jisai jums sukelt, čia kai kam netgi vyras gali būti skyrybos. Bet ką aš jums galiu pažadėti, kad pas jūs ateis nauja meilė per naują darbą. Nes va čia ir finansuose bus stagnacija. Per naują darbą ateina vyriškis, gali būti vandens stichijos stūdas. Taip, kad nepergyvenkit dėl to kažkokio, su kurio problemus. Paleiskite tą situaciją, sulauksit jūs atpildo. Nu, žodžiu, čia pas jūs biški jo. Taurių karalius, nu tai čia turbūt jau vasaros į pabaigą, žodžiu, vat link to eina, žinokit. Tai va, bet užtat jums padovanos didelę meilę iš aukščiau, taip kad nestresuokit per daug, bet čia kai kam net teisiniai procesai skyrybos. Nu, ir naujas darbas eina. Nu, toks nelabai malonus, aišku, būrimas, man patiko, kad bent jau vyrą jums išpranašavau naują ir parodė tikrai bus čia, va, žiūrėkit, arkanas eina, čia darbas naujas, nauja meilė, ir čia ta meilė tokia rimta, nes, žodžiu, ir tarp kitko, jūsų stichijos žmogus, kuris jums tiks labai. Nu, žiūrim, kas kalavijų karalieniai. Taip, kad nebijokit, jeigu čia kažkas pas jūs bus tokio griūtis, suprantat visko. Čia taurių karalienės laukia. Arba dabar vyksta. Tai nesipriešinkit. Nes tam, kad reikia, kad sugriūtų, kad būtų kažkas geresnio už tai, ką turi dabar. Reikia paleisti, žodžiu. Na, ką atnešim vasarą. O, nu čia labiau aš sakyčiau dėl darbo, dėl finansų labiau jums. Čia kažkoks labai geras pinigų didelė suma, geras sandoris, naujas šansas. Ten, kur miglota situacija iš praeities, ten netgi gal jums reikalinga buvo kažkokia pagalba, tarkim, o čia bat, ateina jums, ar kontraktas geras. Bet čia tam darbe, kur dabar dirbat, nematau, kad čia konkrečiai naujas darbas būtų. Jo, čia darbe. Nu, kai kas gali keisti, išeiti, bet labiau man rodo tą, ką jūs veikiate. O, ir mylimas vyriškis per darbą iš praeities, su šansų gausai. Jisai, tarp kitko, prie pinigo, monetų karalius iš praeities gali kažkam pasiūlyti. Jisai, ko gero, per darbą vyras ir va čia, jo finansinė gali būti ir pagalba įrodyti, jisai iš praeities, suprantat? Čia dideli pinigai, didelis šansas gausai geroviai pinigam, žodžiu. Iš monetų karaliaus, aš taip suprantu, su didelė meilė, čia prisipažins jisai jums. Žiūrėkit, gali kai kam tarnybinis romanas būti, arba iš praeities, kur buvo romanas, jisai ten, nu, vėl kažką jam pasiūlys, bet čia daugiau gal pasiūlys kaip kaip gausa, nu, gal, tarkim, bendram gyvenimui, bendriem namams, ten aš tavim rūpinsiuos, duosiu daug pinigų ir panašiai. Arba ten būsiu tavo vyrų globėjai ir panašiai kažkaip. Arba kad jūs, tarkim, pasiekti jūsų meilę, nes jisai turėtų jums pasakyti apie tai. Pasiūlys, nežinau, geresnės pareigas, pakels algą, jeigu tam bosas, pavyzdžiui. Suprantat? Susijęs su finansais čia irgi vis tiek. Nu, arba čia jūsų vyras, jeigu jūs ištekėjus, tarkim, jo gali būti vyras kažką. Gal jisai čia, tarkim, kažkur pasikels ant pinigų, kažkaip, bet taip buitiškai tariant. Ir tarkim, pagerins jūsų gyvenimą. Nu, bet aš labiau matau gal, kad per darbą čia vyras, sakyčiau. O jisai vienišas, kad nebūtų vedęs, at monetų dažnai gerodo. Ne, vienišas.
vienišas, daug keliauja. Kažkaip ant pauzės. Jo, čia gali naują kažką darbe pasiūlyti arba žodžiu, statusas kažkoks, statusą jo gali pasiūlyti pakeisti. Bet tarp jūsų buvo kažkokia pauzė bendravime. Aš manau, kad jūs gal ir žinot, apie ką aš šneku. Kadangi konflikto korta eina pauzė. Ir va čia netgi didelis konfliktas galėjo būti. Ir čia vėl situacija kartojasi, jisai vėl apsisuka ir vėl grįžta prie jūsų su kažkokiu gausos pasiūlymu, kuris labai reikšmingas jūsų finansiniai padėčiai. Žiūrim ugnies stichijos. Bet vienišas, nevedęs. Šį kartą monetų karalius. Bet ko gero jis ten jūsų kažkoks bosas, bendradarbis. Prie pinigo toksai. Arba žemės stichijos. Ir kągi mum pasakys ugnies stichijos moterims. Ką atneš vasarą, ką čia, kas bus. O čia laukimas rezultatų. Laikymas į savo komforto zonos. Tuoj. Vat aš ir galvojau, taip, kad taip. Dar jau norėjau kalbėti, bet galvojau, dadėsiu. Čia, žodžiu, žinios iš buvusio kažkokio tai žmogaus, kuris iš kelionės yra, arba daug keliauja, bet čia netgi sukraustymosi jisai kažkaip tai dėl naujų darbų. Ko gero buvo trečias žmogus jūsų santykiuose ir dėl to migloti buvo santykiai ir kažkaip čia sudaužyta širdis ir vėl jisai, bet jūs čia iš jo jau vos nelaukėte, tikėjotės, kad kažkada bus tarp jūsų bendri namai, gal šeima ir panašiai, bet čia buvo kažkoks trečias žmogus ir jūsų svajonės kaip ir neįsipildė, lūkesčiai. Ir va čia jisai vėl, žodžiu, žinios iš jo kažkokios, dėl to, kad jisai, aš taip suprantu, kad gal nematau užsienio kortos, bet kažkoks kelioninis jisai, su kelionė, bet čia net kelionė, žinios, naujienos ir gali net pasakyti, kad jam, tarkim, su ta kita miglota situacija yra, tipo, žodžiu, jisai čia įsikrausto, tarkim, iš namų. Ir tarkim, ten eina naujų kelių darbą, ten naują kažkokį kažkur persikelia, gali va taip pasakyti, ir žodžiu, nori su jumis kontakto. Bet vat nematau kažkokio, žinot, kad rimtumo, tik matau, kad jisai apsireiškia. Gali būti oro stichijos. Užsienis iškrito. Jo, jisai kažkur iš toli gali būti. Kai kam ugnies stichijos gali būti. Bet suprantat, čia aš nematau, kad jums konkrečiai kažkoks tipo bus, čia, kad būna, čia meilė jau visam. Ne, čia tik tai rodo man šansą. Šansas su juo vėl būti kartu, o kaip ten klostysis, nežinau. Bet čia vis tiek yra kažkokie tai sunkumai, kur negalėjimas judėti, gal atstumas trukdo. Bet man rodo pačia geriausia korta, suprantat? Tas gausos šansą, po kurio rodo laimingą būrimą, bet man baisu, kad jūs nenukirstumėt, galit neprisileisti. O verta prisileisti. 50/50, kai kam verta, kai kam ne, nežinau, nerodo man. Taip, kaip ir naujus santykius jums siūlo, ir netgi darbinius, ir vėl čia žiūrėkit, kaip įdomi. Arba čia jisai, pavyzdžiui, jeigu jisai kažkur yra toli, ne, tai arba jisai jums pasiūlys kažkokį darbą, veiklą, kad jūs atvažiuotumėt. Ir dėl to, taip kažkaip gali sumanipuliuoti, kad vėl būt kartu su jumis. Užmėgs ryšį santykiams. Arba jisai pasakys, kad, pavyzdžiui, jūsų mieste, ten
rado darbą ar ten kažkokį projektą ir darys tenais, pavyzdžiui, kažką tai. Ir nori susitikti, tarkim. Nu ir tai parodo man, kad šansas su juo būti kartu yra, bet nematau kol kas, negaliu pasakyti, ar čia rimti santykiai grėsia jums čia. Nes vis tiek matau kažkokią stagnaciją, su to trečiu faktorium aš nematau, kad pabaiga, matau, kad miglota situacija, kad nieko gero ten nėra, bet ar ta pabaiga, tai velnias žino, suprantat, kol kas nematau šito. Reikės žiūrėti rudenį, ar iškristas. Nu, kas nori, galit bandyti. Kaip ir geriausia korta baigėsi. Kaip kam, suprantat, čia matyti dėl to. Nu, laukit buvusių su pasiūlymais. Monetų karalienė kas laukia. Žemės stichija. O, imperatorius. Imperatorius. Nu, čia irgi įdomiai. Vėl kažkoks trikampis. Žodžiu, šią vasarą jūs laimėsite konkurenciją dėl savo imperatoriaus, svarbiausia vyro jūsų gyvenime, ten, kur buvo jisai kažkas nestabilaus buvo, ar jisai čia pasimetęs buvo, kažkokia moteris krenta. Nu ir žodžiu, čia per naują jums santykiai bus, gal jūs ištekėjęs, gal čia jūsų tas vyras imperatorius, gal čia jūsų yra kažkoks svarbus mylimas žmogus, aš taip suprantu. Nu čia vis tiek eina daugiau meilė, kadangi gal kažkam darbas, tarkim, yra konkurentė darbė, bet aš galvoju, vis tiek va čia santykiai. Tai žodžiu, tai jūs nugalite tą nestabilumą savo santykiuose. Ir va čia naujas gyvenimo etapas pas jūs, naujas santykiai po transformacijos, po didelių konfliktų tarp kitko. Ir čia buvo praradimas, ilgesys netgi. Ir čia žiūrėkit, situacija išaiškėja ir ateina meilės tokia kaip pranašas, prisipažinimas iš to žmogaus svarbaus. Taip netgi jums kažkaip staigiai netikėtai. Labai tiks, jeigu jisai vandens stichijos, tai iš vis labai tiks. Nes čia jums didelės baimės dėl šeimos griūties, tarkim, jeigu jūs ištekėjusi. Taip kad, va čia klasta netgi šalia jūsų eina, čia netgi ir jūs gudraujate santykiuose. Žodžiu, tai jums pavyks išbalansuoti taip, kad jūsų šeima, jūsų arba, tarkim, būsimas tas vyras, imperatorius, svarbiausias jūsų gyvenime, nežinau, vadovas, vyras jūsų santuokinis, būsimas vyras santuokinis, nu žodžiu. Išlaviruosite taip, kad jūs būsit laimėtoje šitoje sunkioje situacijoje, kur yra trečias žmogus. Konfliktas didelis dėl to yra. Tai kaip ir baigsis tas viskas pagaliau ir viskas prasidės nuo nulio. Dar pas jūs baimių kažkokių bus, bet čia neverta, nes kaip ir viskas gerai. Nu, žino dar kas gali būti, gal čia, pavyzdžiui, kokia motina oši, ane, su ją ten konfliktai kažkokie. Nu, žodžiu, čia belia kokia gali būti tas moteris. Jinai čia eina kaip oro stichijos, arba gali būti, pavyzdžiui, dirbti oficialios institucijose. Nu, kas kokių ten tų problemų turi. Čia vat, jinai meilės kortos ant jos neiškrito. Jinai iškrito kaip kažkokia vat, konkurentė, per kurią dideli konfliktai yra. Su svarbiausiu vyru jūsų gyvenime, suprantat. Tai, žodžiu, viskas bus gerai, tą noriu pasakyti šią vasarą. Bet dar bus, kaip pasakyti, tsunamis. Dar konfliktų bus. Bet laimėsite šitoj kovoj. Už savo ten tą gerovę, už savo tą įsitikinimą, už savo, tarkim, kas šeimą turi.
Bet čia irgi važiuokit tokia staigiai, net griūtis kažkokia visiškas. Kova vyksta 100% čia pas jūs. Nu jo. Jo. Konfliktas dėl trečio žmogaus. Moters pavydalų. Nu, bet vis tiek, žiūrėkit. Imperatorius bus pas jūs džiaugsmas namuose, įkurtuvės, nežinau, vestuvės, jeigu neištekėjus. Po va šito. Tai čia dar vasara pabangos ir viskas įsispręs, žodžiu. Čia va žinios iš jo. Šventė namuose. Baigsis viskas gerai, nepergyvenkit. Bet sakau, čia bus tokia vasara, kažkaip tokia audringa vasara daug visom karalienėms, sakyčiau. Problematiška ir tokia biški ir ant streso, bet ateina kaip ir baigės gerai visom čia, sakyčiau. Tai va, nu, žodžiu, sėkmės jums ir ačiū už dėmesį.